Savitas ir įdomus Kėdainių rajone Dotnuvos kraštas. Ir štai iki šių dienų yra išlikęs toks posakis, kad Dotnuvos laukai lygus kaip blynai leidžia daryti išvadas, kad iš tikrųjų kitoks reljefiškumas leido susiformuoti ir savitai dvasiniai bei materialiniai kultūrai. Tyrinėtojai važinėdami po Dotnuvos apylinkės pastebėjo, kad šitose apylinkėse išskirtiniai yra ir tradicinės architektūros išlikę pavyzdžiai. Būtent Dotnuvos apylinkėse iki šių dienų daugiausiai yra išlikusių svirtinių šulinių, taip pat gana savitai ir įdomiai pastatyti tradiciniai namai ir ypač įdomi yra stogų dengimo technika. Archeologų tyrinėjimų duomenimis Dotnuvos Surviliškio apylinkėse yra daugiausiai išlikusių akmenų, smailiadugnių dubenėtojų. Tokių akmenų galima ir dabar pamatyti Dotnuvos bažnyčios prieangyje, kur laikoma šventas vanduo, taip pat Dotnuvos vienuolyno teritorijoje bei pačioje apylinkėje. O Siponių kaime išlikęs garsus, taip ir vadinamas Siponių arba Ožeko akmeniu, yra globojamas pačios valstybės, ir iki šių dienų tuo didžiuojasi dotnuviškiai. Štai apie tą akmenį yra išlikusi legenda, kad kažkada labai seniai, kada ganėsi laisvai ožiai ir štai iššokę iš miško vilkai pradėjo vieną ožį vytis. Ožys bėgo ir užšoko ant didžiulio akmens. Taip jis išliko gyvas, o ant to akmens pasiliko didžiulė ožio pėda. Ir nuo to manoma, kad tas akmuo išlaikęs iki šių dienų tokį pavadinimą. Kalbant apie Dotnuvą, reikėtų vis dėlto skirti, kad galbūt tie turtingi laukai leido šitoje teritorijoje susiformuoti dideliam žemdirbiškosios intelektualinės kultūros potencialui. Ne veltui akademija, Lietuvos žemdirbystės institutas, kuriame iš tikrųjų daugybė žmonių dirbo ir rūpinosi žemdirbiškosios kultūros išlikimu, bet jų tarpe reikėtų skirti vieną moterį, tai Apolonija Zinkuvienė, kuri ne tik mokslinė bendradarbė buvo, bet iš aplinkinių kaimų rinkusi kraštotyrą, daiktus ir įkūrusi muziejų. Kitas kraštotyrininkas, tai Rytas Tamašauskas, kuris ne tik pats daug užrašė Dotnuvos apylinkės istorinės medžiagos, papročių, folkloro pavyzdžių, bet taip pat įtraukė ir vietinius moksleivius. Tai štai šitų žmonių dėka yra iš tikrųjų užrašyta ir palikta labai daug vertingos kraštotyrinės medžiagos. Kai jaunu buvo, labai gerus siuvėjai buvo, labai daugam siūdavo. Ir turėjau kavalierį tokį. Ir turėjau vienai moteriai ant sekmadienį pasiūt suknelą. O mano tėvai labai dievai vangi ir bažnyčių dirba. Atėjo tas kavalieris, sėdėjom, ir nepabaigiu tą sijoną padalką suprosit. Galvoju, iš ryto atsikelsiu prosiusiu. Mata, kad aš jau pasiimiu tą prosą, tą žaryjų, prisikrovį prosiusiu. Padėk, nelygink, neprosik. Sekmadienis. Pamatysi, kai Dievas pakuros. Mamu, taigi sako, ateisti, ką man daryti, kad aš čia negaliu spėti. Prosik, ale pamatysi, kai Dievas tave pakuros. Į kągi greit prisidėjau tų žaryjų, tą prosinu. Jaučiu, kad smirdi kažkas. Pasižiūriu, gytą suknelą į rankovę žaryjį krita. O Jėzus pradėjo verkti. Mamu, sako, ką, nesakiau, kad Dievas pakuros? Į pakuroję. Ir dabar kauk. Į ką? Atėjo ta moterėlė, sako, kad tai pasidarė, kad aš sudeginu. Neverk vitut. Einu, sako, tuo nuperku tos medžiagos, atnešiu, vėl naują rankovę padarysiu ir bus tvarkau. Pradėjo aš verkti, mane glosto. Nieka. Ačiū vitutį, baigiam kalbus, eik į bažnyčią.
Nu, va, nuėjom į bažnyčią, pasimeldėm, o mama į man dažnai sakydavo, nedirb sekmadienį pakoros Dievas, jau vieną kartą pakoroja. Tai va dabar visiems savo vaikams sakau, nedirbkit sekmadienį. 1988 metais Šlapaberžės kaime buvo suorganizuota ekspedicija, kuriai vadovavo garsus tautosakininkas Norbertas Vėlius. 2002 metais Šlapaberžės apylinkėse ekspediciją vykdė Kėdainių krašto muziejus. Štai tai rodo, kad iš tikrųjų šitose kraštuose yra užrašyta, užfiksuota nemažai kraštotyrinės medžiagos, na ir ta medžiaga iki šių dienų toliau yra naudojama ir edukacijai, taip pat Kėdainių rajono akademijos kultūros centre folkloro ansamblis Seklyčia užrašytas dainas dainuoja iki šių dienų ir išlaiko jų gyvastį. Kalbant apie Dotnuvos apylinkės, vis dėlto reikėtų paminėti keletą pateikėjų pavardžių, kurių, iš tikrųjų indėlis į etninę kultūrą yra didelis, ir jis toliau turi tąsą. Tai visų pirma, Šlapaberžėje šviesios atminties gyvenusi Aldona Žilienė, kuri pateikusi yra labai daug ne tik dainų, bet ir tikėjimų, liaudies medicinos pavyzdžių. Taip pat gyvenusios trys seserys, tai būtent Stasė Tiškienė, Aldona Kunčienė, Ona Andriulaitienė, kuri įdainavusi yra daugiau kaip 100 įvairiausių dainų, pateikusios smulkiosios tautosakos pavyzdžių, pasakojamosios tautosakos. Ir aišku, buvo toksai tikrasis būtent folklorinio dainavimo pavyzdys, kur viena sesuo užvesdavo labai aukštų laibų balselių dainas, o kitos seserys pritardavo stipriais, atvirais balsais. Tai jų pavyzdžių klausantis dainų mokosi ir kiti rajono ansambliai. Ir turime tokį, kaip išskirtinį pavyzdį. Taip pat reikėtų išskirti atlikėją, būtent grojančią armoniką ir, kas įdomiausia, ne vyrą, moterį, tai Viola Mirgelienė, kuri išlaikiusi tikrai puikiai grojamosios tradicijos pavyzdžius, ir iki šių dienų jinai garsina Dotnuvos kraštą. Aš, Viola Mirgelienė, iš jaunystės Krasauskaitė, gimiau 40 metais Liepos 22, Kauno rajone, Čekiškės valsčių, Dukelių kaime. Tėvelis buvo muzikantas ir mes iš vaikystės augom su muzika kartu ir grojom kartu ir aš tebegroju visą gyvenimą. Armonika šita yra vokiška, tai armonikai tiksliai nežinau, bet apie 100 metų. O groti pradėjau nuo 6 metų būgną mušti, paskui jau seseris paaugo, grojim kapela 5, išmoko akordeonu grot ir tebegroju iki dabar. O čia galiu pagroti vestuvinį maršą iš tų laikų, kai grodavau vestuvėse. Grodavom ne tik vestuvėse, grodavom vakarėliuose, gegužinėse, vakaruškuose, visur. Ir pagrosiu polką, kurios
Niekados negirdžiu nei per gerą ūpą, nei niekur. Čia iš tėtis irgi repertuaro. Šita nuotrauka daryta 1964 metais, mes tada grojome vestuves. Netoli Vilkijos, čia pirmas mano tėtis, aš ir mano seseris. Į Kėdainių rajoną, Dotnuvos seniūniją atvažiavau gyventi 1964 metais. Dirbau Girinikijoje daug metų. Ir tebegyvenu, ir tebegroju visur, kur tik kas pakviečia, einu, mėgstu šitą reikalą. Gyvosios tradicijos išlaikymu iki šiomis dienomis rūpinasi būtent Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis Seklyčia, kurie dainuoja šito krašto dainas, taip pat turintis puikiausią pateikėją, tai būtent Bronislava Gaučienė. Aš esu kilusi iš Ašienų kaimą, Baisogalos valsčiaus, Kiemė apylinkės, Blužytė Bronė. Vat, ir paskui, nežinau, čia tikrai kelintais metais aš čia jau į akademiją atsikėliau. Tai tada jau tapau Gaučienę, Bronislavą jau vadinu. 26 metais gimus, spalio 9 dieną. Mano tėvas buvo dainininkas, mama tai nelabai. Nu, paskui iš savo jaunimą visi ten dainuodavo, mūsų kraštas buvo labai dainingas, labai gražiai dainuodavo. Tai va mes eidavom vaikai, klausydavomės ir paaugę paskum. Ir aš moku labai daug dainų. Galiu 200 išdainuoti. Trijų seselio vieną brolelį ragino joti į didį kar. Viena seselė žirgą balnojo, antra seselė kamaną smūgė, o ši trečioji, ši jaunesnioji, vartus atkėlė ir palydėjo. Vartus keldama, žodį tardama, ar besugrįši iš didžio karo. Sugrįšiu
iš didžio karo, jei nesutiksiu ten į priešo savo. Paribėga žirgas, siubuo galvelę, nebė brolelio iš didžio karo. Oi žirge, žirge, žirgelį mano, kame padėjai brolelį man. 9 kulikos pro šalį ėjo, o 10 širdį paribėr. O 10 širdį paribėr. Tai čia šienpijų daina, mes parjoninės dainuojam visada jie. Man dalgelė kieto plieno pradalgėlė, žalio šieno valio, valio pjovijėlei valio, valio, valio pjovijėlei valio. Man dalgelė išpustyta pradalgėlė, išvaryta valio, valio pjovijėlei valio. Man dalgelė sunku traukti vakarėlio, ilgo laukti valio, valio pjovijėlei valio, valio, valio pjovijėlei valio. Gera grėbti ir valioti kaip evelę, nekelmuota valio, valio pjovijėlei valio. 3 dienų jų pjovimo neprigrėbiau, nei vežimo valio, valio pjovijėlei valio, valio, valio pjovijėlei valio. Kaip maži vaikai būdavo, tai tada jau visokiais čiučiavimas ir tuos tokiuos vaiko vis, ten vaiką užimtumus tokiais visokiais jau. Jie nemoku jie šnekėti, tada tėvai už juos atleiliuoja ir ačičiuoja. Kepaliuką šliuoš po pečio bakaniuką, mažočiuką šliuoš po pečio kepaliuką. Nu, daugiau. Čiučeliulė mažą vaiką, tegul Dievas sveiką laiką. Paskui myliu, myliu spausti prie širdelės grūst. Šitą duos dievulis kitą. Čičiolėlio užuomaršus vaikelį. Gaic, gaic, bana gaic, lėkė vilkas kanapėc, nešaukuot naginėc. Katinėlį rainas, dainok savo dainas, o mes eisim su jaunuku pipirų pašokti. Folkloro ansamblis Seklyčia įkurtas 1986 metais. Įkurtas jis Lietuvos žemdirbystės institute tuometinėme. Dabar institutas vadinasi Žemdirbystės institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro.
Iniciatorė buvo Aldona Jakštaitė, mokslo darbuotoja. Įdomi ansamblio įkūrimo istorija. Kaip sakant, ansamblis gimė iš meilės. Pati Jakštaitė nebuvo nei dainininkė, nei šokėja, bet turėjo labai gebėjimą gerą, sakykime, tokiai viešai kalbai. Na ir puikiai kalbėjo, oratorė buvo gera. Ir vienos giminaitės laidotuvėse išgirdo jinai Vyčino atliekamas lietuvių liaudies liūdnas dainas. Ir jai tiek patiko, kad jinai netgi savo 50-metį atšventė pasikvietusi tą Vyčino folkloro ansamblį. Ir paskui nusprendė, kad reikia ir akademijoje tokio ansamblio. Oi, dėmė didė, medėlį dėmedžio šakia. Po dėmedžio plačiom šakom sėdėjo mergia. Po dėmedžio plačiom šakom sėdėjo mergia. Kodai sėdino, siminos ir nieko neveik. Korimoji ant rankelių ir taip gailiai verk. Korimoji ant rankelių ir taip gailiai verk. Ko neverkti, nedėliuoti, kad tėvelis bak. Už nemylimo bernelio mane varyt var. Už nemylimo bernelio mane varyt var. Vai, broleli, brolužėli, mane išvaduok. Už nemylimo bernelio mane neišduok. Už nemylimo bernelio mane neišduok. Tai, kad jis yra turtingas, turi didį dvarą. Bet širdelė man atjaučia, kad nebus jis geras. Bet širdelė man atjaučia, kad nebus jis geras. Pradžioje tiesiog buvo kaip alternatyvus, dabar keistai net ir skamba šiais laikais, kad tai buvo kaip alternatyva, sakykime, tokiai oficialiai, kaip ir sakytumėm, kultūriniam, tokiam oficialiam gyvenimui. Žinoma, buvo manoma, buvo tokia koncepcija pradžioj, kad nevertėtų lipti į sceną, sueikime mes visi, kaip sakant, kažkokius ilgą rudenišką vakarą, kas atsineškime mezginį megzti, kas kitokį rankdarbį. Ir susėdę ar sustoję, padainuokime, pašokime, na, kai kas gal ir kokią istoriją atsimins ir pakalbės. Visgi motyvacijos greičiausiai nebuvo, taip sakant, tokiam vien tik susijėjimui, nors gal anksčiau ir mažiau žmonės tų televizorių žiūrėdavo. Visgi noras, kada išmoksti ką nors, šiek tiek parodyti, save parodyti, galbūt ir į kitus pasižiūrėti. Malu vieną pasižiūriu dieną, suku girna sunkiai, kad vietų smulkiai, girnelas trauksiu, savo mielo lauksiu, girnelas apsuksiu, savo mielas sutieksiu, malūnėlį sustabdysiu,
pradžioje skambėjo, reiškia, įvairių regionų dainos. Įvairių regionų, nes buvo koncepcija tokia, kad galbūt mes visi esame iš įvairių, kaip sakant, Lietuvos vietelių atvykę ir būkime gražūs, kaip sakant, ir reprezentuokime savo kraštą. Visgi 1998 metais, jau ansambliui vadovavau aš, nusprendėme dalyvauti pasaulio lietuvių dainų šventėje. Ta kart vyko, pirmą kartą vyko, reiškia, buvo organizuojama folkloro diena. Pasiskaičius, kaip sakant, visus nuostatus ir taip toliau, reiškia, visgi mes turėjome reprezentuoti savo kraštą, norėdami būti, kaip sakant, įdomūs Lietuvai. Na, o kadangi mes jau su pačia Aldona buvom pradėję ieškoti, reiškia, vietinių dainininkų, mes jau buvom atradę Gaučienę, prieš tai Aldona buvo sukvietusi iš aplinkinių kaimų dainininkus, buvo didžiulė Vakaronė instituto, tiksliau ne instituto, tuo laiku Akademijos kultūros centro didžiojoje salėje. Na ir dainų mes turėjome ir pasirinkome, kaip sakant, būtent tas dainas ir pasirinkome savo repertuaro pagrindu. Paaugo berželis, gali lauko, paaugo žaliasai, gali lauko, o kas tą berželį pakirs, pakirs, o kas jo šakelas surinks, surinks, jaunieji brolaliai pakirs, pakirs, jaunosios sesulės surinks, surinks, jaunieji brolaliai nekirs, nekirs, jaunosios sesulės nerinks, nerinks, žaliasai berželis žaliuos, žaliuos, jaunieji brolaliai dainuos, dainuos. Švenčiant ansamblio 10-metį į kolektyvo veiklą įsijungė Bronislava Gaučienė, įsijungė labai aktyviai, labai, kaip sakant, pati pateikėja, labai skardaus, šviesaus balso, tikrai, kaip sakant, labai papuošia mūsų tą kolektyvą. Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo, Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo, pakėlęs galvelę į dangų žiūrėjo. Ant Nemuno kranto kareivis gulėjo, pakėlęs galvelę į dangų žiūrėjo. Negaliu pakelti rankų nei kojų, negaliu pakelti rankų nei kojų, negaliu rašyti mergeliai laiškelio, negaliu pakelti rankų nei kojų, negaliu rašyti mergeliai laiškelio. Prašyčiau žuvelę, margalį dekėlę, prašyčiau žuvelę, margalį dekėlę, kad nuneštų laišką mielai mergužėliai. Prašyčiau žuvelę,
palydė kėlę, kad nuneštų laišką mielai mergužėliai. Gilus nemunėlis, drumsčias vandenėlis, gilus nemunėlis, drumsčias vandenėlis, negaliu nunešti mergeliai laiškelio. Gilus nemunėlis, drumsčias vandenėlis, negaliu nunešti mergeliai laiškelio. Ansamblio atliekama liaudies kūryba buvo įrašyta dviejose kompaktinėse plokštelėse. Tai Kėdainių krašto muziejaus ir Lietuvos liaudies kultūros centro rengtoje plokštelėje Margi dvarai, na ir Akademijos kultūros centro parengtoje plokštelėje Galiam sode Rymojau. Ansamblis dalyvauja, būtent rengiant plokštelę, kompaktinę plokštelę, mes pradėjome, jau šiek tiek prieš tai pradėjome bendradarbiauti su mokykla darželiu Kaštonas. Ir ten aš tuo metu turėjau tokį folkloro būrelį. Iš to folkloro būrelio dalis vaikų atėjo į seklyčią. Gandrai, gandrai, ga, 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 tavo močia ragana, tau bandelę iškepė, kad ir kepė nedavė. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čiabatą. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čiabatą. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Marceliukė, ciceliukė, ką Jurgutis veikia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves kuta griešius lupa, vakarienė kaičia. Ansamblis dalyvauja ir Kėdainių krašto kultūrą reprezentuoja pasaulio lietuvių dainų šventėse, folkloro festivaliuose, esame nuolatiniai skamba kankliai festivalio dalyviai, Atatarė lamždžiai. Atatarė lamždžiams esame parengę keletą programų ir su vaikais teko būtent, reiškia, 2 metus iš eilės parengėme tam festivaliui programas. Rengėme etnokultūrinius projektus. Etnokultūrinių projektų metu, aš pati parengiau 6 juos, mes kaip vieną iš veiklų visuomet rašome būtent mokymasis. Žmonės, nors ir tam tikrai, nors galima ir sakyti jau ir pagyvenę šiek tiek, visgi mėgsta ir išvažiuoti, ir pasirodyti, ir dalyvaujame taip pat ir miesto šventėse, ir sodybos kultūrinėme gyvenime.